prisikėlė. Tikrai prisikėlė. Pasiekėme Velykų džiaugsmo, Velykų prisikėlimo džiaugsmo. Jėzus yra gyvas. Per visą Velykų tridienį buvome liturgijoje vedami nuo paskutinės vakarienės, kai Jėzus Kristus įsteigė Eucharistijos sakramentą ir pasiliko su mumis švenčiausiame sakramente. Paskui apmąstėme, kaip Jėzus Kristus buvo suimtas alyvų sode, kaip Jėzus buvo teisiamas, nubaustas kryžiaus mirtimi, kaip kentėjo nešdamas tą kryžių, kaip buvo prikaltas prie to kryžiaus ir mirė ant kryžiaus, kai buvo palaidotas. Paskui apmąstėme susikaupę tyloje apie mirties prasmę, apie gyvybės prasmę, apie didelę Jėzaus Kristaus kančią ir kainą, kokią jis užmokėjo dėl mūsų nuodėmių. Pasiekėme dabar Velykų džiaugsmo, Velykų ryto, kai Jėzus Kristus jau nebeguli kape. Džiaugiamės tu. Koks didelis dinamizmas. Dievas neįprastų kažkokiu tokiu kasdieniniu būdu mus norėjo išgelbėti, o būtent tokiu. Kodėl? Mes gal nesugebėsime suprasti Dievo minčių, tačiau galime pabandyti paprašyti, kad jis atskleistų mums truputį savo paslapčių, savo širdies, savo meilės paslapčių. Dievas norėjo būti labai arti mūsų. Ir kai skaitome būtent tą sceną, kai Jėzus buvo suimtas alyvų sode ir ateina pas jį ginkluoti kariai, Jėzus klausė juos, ko ieškote. Jie atsako, Jėzaus iš Nazareto. Ir tada Jėzus jiems sako, aš esu. Labai ramiai. O jie parpuola kaip vienas ant žemės ir atiduoda jam garbę. Kodėl taip atsitiko? Žydai labai gerai žinojo, ką Mozė išgirdo iš liepsnojančio krūmo dykumoje. Dievas pasakė, aš esu, kuris esu. Dievas yra. Ir žydai suprato, kad Dievas ne tik yra jų Dievas, jų tautos Dievas, Dievas, kuris veikia tarp jų, kuris juos globoja, kuris jiems yra artimas. Jie labai gerai žinojo, kad Dievas yra tiesiog Dievas, visatos Dievas, visų Dievas, visko Dievas. Jam nereikia tokių ar kitokių aukų, jam nereikia tokių ar kitokių maldų. Jis yra. Jis yra. Paprastai yra. Tiesiog yra. Ir kaip rašė savo knygoje Jėzus iš Nazareto popiežius Benediktas XVI, Dievas būtent dėl to, kad yra, pamilo žmonės iš kryžiaus aukštumos. Dievas pasirinko tokį būdą mus išgelbėti, nes tai yra tobuliausia meilė, kaip atiduodama gyvybė už kitus. Dievas būnant gyvenimo šaltinis, panorėjo savo gyvenimą duoti kitiems, pasidalinti gyvenimu su kitais. Ir būtent sukūrė pasaulį, kad jis gyventų. O kai žmogus savo nuodėmę nugriovė gyvybė, tapo priklausomas nuo nuodėmės, nuo piktojo, nusprendė viską atstatyti, vėl apdovanoti gyvybę žmonės. Ir todėl Jėzus Kristus atėjęs į šį pasaulį, miršta ant kryžiaus. Ir taip išperka mus iš piktojo vergijos ir apdovanoja mus naujų gyvenimų. Viską daro naują, o net galim pasakyti dar tobulesnė, dar geresnė. Nes sukūrimo procese žmogus tapo panašus į Dievą. O Jėzaus Kristaus mirtyje ir prisikėlime mes tampame Dievo vaikais. Esame įvaikinti. Tai yra dar didesnė garbė ir malonė.
kurios mes savo neužsitarnavom. Dievas nori, teikia mums gyvybę. Jis yra gyvybės šaltinis. Taigi džiaukimės ir linksminkimės, nes Dievas yra, tiesiog yra tarp mūsų, yra gyvenimas. Su džiaugsmingu Alleluja ir pranciškonišku taika ir gėris sveikinu visus Velykų proga.